Atvažiavau į pelkį pažiūrėti. Bet žiūriu, kad čia mašinų 100. Žodžiu, atvažiavom į Mūšos Tyrelių telmologinis draustinis. Taip kon čia rašo. Per pelkį Nusidrieks pažintinis takas iš karto pateko Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausias pelkė įrengtas lentų takas, o Mūšos Tyrelių aukštapelkė tapo vienu garsiausių lankomų pelkių šalyje. Pratęstų lentų takų ilgis 5 km 700 metrų, viso tako atkarpų ilgis 6 km 700 metrų. Čia gali pamatyti tetervinus, greičiausia vilką ir žaltį. Bandysiu apėti visą ton taką. Nežinau, kitų kilometrų šias. 6-7 km. Bent bandysim. Ir pirmieji mano žingsniai. Daug turistų visokių, blemba. Galvojau, vienas pats pasivakščios. Metu gal ko nors nufilmuoti, be šansų. Ir iš priekiaus, ir iš galo. Masė žmonių. Pagalvojau, kad jokį skirtum tegu vakšti žmonės, nes nėra tokį tarpą, kad galėčiau filmuoti, kad nesiveltų nieks. Ir kaip yra. Einam tolyn, ne viskas. Ten kažkoks ežeriuks jau prasišveit. Miknaičių ežers. Labai smagu, kad galėčiau viens užšeptai ir iš priekiaus, ir iš galo. Eniren. Ir su šunim, ir su katinas. Šiaip smagu kalonka, žmonės. Kažkaip norės ir vienam pasivakščioti. Gražiausiai įsuka. Sveinis toks vyruks pažiūrėjo mūnų batus. Galvu, bliuot, tokias prastas batas vakščio. O mums pats geriausias bata. Kaip rašė, pats ilgiausias taks Lietuva iš Lintų. 7 km. Bandysim. Teikia iki ir 2 kilometrų, teikia ir esam. Matės. Nu pasakyk dar kur nors. Matės ką? Matės. Tylė. Čia atrodo ir koplyčėlė kažkokia. Paskaitysim, pažiūrėsim, ko ten rašo. Nieko nemaišot. Matus, kiek daug žmonių prie koplytėlės, tai nesugebėjau niek perskaityti. Gal kelis žodžius tik tai ten. Grįžus namai pasidomėsiam. Dabar eini kaip ir miški. Lyg tai pelkis nebė. Bet įdomi.
Dabar noriu patrumpinti kelią. O, jūs tik pažiūrėkit. Kiek suprantu, jau šio vietų medienis takėlis įbaigas. Ir vėl prasidėjo medienis takėlis. Čia rašo, kad elnė vakščia. Elnių taks. Tyrelio akmuo. Oho, labai įspūdingas. O pasirodė, prie akmens buvo ir Klaipėdiškė pilsas. Nieko čia neusibūnam, neskaitom nieko daug. Šiaip kai aš galiu parodyti, paskaitysit patys, kam įdomu. Vėl parent žmonės, estuliau. Baisa keli priekiai vyrsų motrišką. Kad žymė ličiau ir blemba, šeškap prie akmens prie jo galvui pafilmaus, paim pist ir užlinda. Pasirodo Latvė, pasisveikinom. Radau tokį akmenį, čia parašyta. Šioje vietoje 1945-46 metais buvo partizanų genio rinktinės vadovaujamus leitenantų Martyno Kliausiaus Tautvydo stovyklavietė. Čia gal bunkerė buvo kokie nors. Stovyklavietės planas. Partizanų vadas Martynas Kliausius. Čia kaip bunkeris buvęs. Kažkoks senoviškas plyta mėtos. Čia ką pasižiūri, tų bunkerių buvo ne veins. Veina daubė. Kita pusė, kad bunkeris. Ten gal ir toliau dar kažkas yra. Dar vienas bunkeris. Dar vienas. Neužsibūnam, žygiuonam tolyn. Kažkur iš galo vėl parent žmonės. Ne tik iš galo, bet ir iš priekiaus. Sankryža. Net galo nesimato. Ar pavargai? Teks vilktis iš paskos.
biškai pagreitinau žingsnį. Kažkaip jau norėtus. Greičiau atsirast prie mašinas. Ėni. Kažkaip lyg tai jau kaip ir atrodo, kad viskas jau kartuojas, nors aišku, gražiai vis atrodo iš tikrųjų. Nu jau kaip ir apėjom. Visi tom pelkį, vėl grįžom prie to ežerą čia. Einant į pelkį, į bukštėlį nelipau, nes buvo daug žmonių. Dabar matau kažkoks jaunims vakščio, bet grįžtant gal pabandyti lėpti. Šildos. Daug norinčiau užlėpti, galvoju, kodėl aš negaliu. Kaip jau viskas. Einu link mašinas. Pasivaikščiojams kaip baigęs. Apie jautus 7 ar 8 kilometrus tuo pat ilgiausiu Lietuvo taką iš Lintų. Visai nebloga, mums patek. Ir džiaugus, jeigu pažiūrėti iki galą. Nu ir kon. Tai iki kitų kartų.